Šiandieną nuoširdžiai dėkoju savo kolegoms už priimtą sprendimą. Šiandien dėkoju autoriui, skulptoriui Bosui, kuris įvykdė mūsų prašymą ir dar šiais metais mes turime galimybę šią lentą atidengti. Aš manau, kad ponas Alfonsas Žalys buvo tas žmogus, kurio pavyzdys mus uždega. Manau, kad mes visi seksime jo pavyzdžių, kad mūsų miestas augtų, gražėtų ir klestėtų. Darbą, talentą, paminklinę. Aš asmeniškai gal pasakyčiau tokius nesulyginamus dalykus. Klaipėdai Alfonsas Žalys, tai turbūt tas pats, kas Vilniui didysis kunigaikštis Gediminas. Ir vienas ir kitas turėjo puikią miesto viziją. Jie puikiai suprato, kad nesvarbiausia ar motų liejyklos, ar milijonai sugautų tonų žuvies, o svarbiausia yra kultūrinis, dvasinis miesto gyvenimas. Meno kūrinį. Nu, kągi, mus visus ir kaimynus. Kaip kaimynui, ką aš galiu pasakyti, mes retai su juo matydavomės. Mūsų susitikimai dažniausiai būdavo prie šiukšlių išvežimo mašinos. Jisai nesibodėjo šito kuklaus ir paprasto darbo, o žinot, prie tų šiukšlių ten daug nepakalbėsi, juolab, kad reikėdavo skubėti, kad ta mašina nenuvažiuotų. Bet ir čia jis rasdavo laiko paklausti, kaip reikalai, kaip teatras gyvena, kaip statybos ten vyksta, nors pats puikiai viską žinojo.